Lakšmi energija Sarasvati yra vėlgi labai priešingos, kaip Kali ir Lakšmi buvo, tai Lakšmi ir Sarasvati, nes Lakšmi yra tokia labai judri, apie va tą tokią materialią išraišką, visos šitos kaip mūsų realybės, visa gausa materiali, aišku, ir vidinė gausa. Ir vien jau Lakšmi spalva, kad jinai yra tokia ryškiai raudonos spalvos drabužiais, daug aukso, energija. Sarasvati yra labai priešingai. Jinai yra visiškai tyros baltos drabužiais apsirengus ir pas ją vienintelis papuošalas ant kaklo yra perlų vėrinys. Tai jau parodo va, tą didelį tokį skirtumą šito energijų. Ir Lakšmi buvo va, ta Radžas guna, vadinama, kaip guna yra kaip savybė, tai vėlgi dinaminė. Ir Sarasvati yra Satva guna, tai irgi daugiau papasakosiu apie tai. Tai su Lakšmi energija irgi kokios buvo mūsų pamokos, kad mėgautis šitą realybę, mėgautis visą gausą ir grožių, bet neprisirišti, nenorėti įkalinti Lakšmi, nes jeigu tik atsiranda menkiausias jausmas, kad aha, aš noriu įkalinti šitą deivę savo gyvenime, jinai per pabėga. Tai vat deivės energija yra va ta tokia, kaip minėjau, išraiška sanskrito žodis čančala, kuri greitai juda. Tai jinai gali ir pasirodyti, ir greitai pabėgti. Priklauso viskas nuo mūsų vidaus ir nuo mūsų irgi intencijų. Tai kosminė Lakšmi buvo visos pamokos apie tą kosminio gausą ir kad mes iš tikrųjų ne šiaip savo šitą realybę sukurta su tiek gausos ir iš tikrųjų aplinkoje grožio. Tam, kad mes galėtume visom šitom džiaugtis. Tokia jos irgi pamoka. Gal kažką pridurti, Veronika, norėtum? Aš gal norėjau paklausti dar tavęs, gal kažką išgyvenai asmeninio per šias dienas, kaip tau tos dienos ėjo, aš irgi pasidalinsiu. Aha, tai iš tikrųjų įdomiai sutapo, kad šiom dienom vyko moterų retrytas, mano organizuojamas, ne šiaip sugalvojau organizuoti retryto, būtent tikrai iš anksto atsižvelgdama iš tas datas ir būtent per šitas dienas. Tiesiog žiūrėjau priekį, kada Navratis, reikia suorganizuoti moterų retrytą. Ir mums gausa tiesiog liejosi per kraštus. Ta prasme, nuo aplinkos, kokioje mes esam grožio, nuo pagalbos irgi iš aplinkos, kiek mes gavom, tiesiog, kad viskas eitųsi sklandžiai, nuo moterų pačių atsidavimo, dalyvių, irgi tas atvirumas toksai viską tiesiog susirpti, priimti į save, nes būna, kai kartais moteris užsidariusios, tai tiek atitinkamai mes ir galim priimti tada į save, bet kai yra tas atvira širdis, tai tada visas gėris ir gausa ateina ir galima viską susirpti, tai tas jautėsi, kad toksai atviras labai portalas, būtent ir dalyvių, ir mūsų. Man atrodo, gal pirmą kartą gyvenime, būtent mes irgi darėm visą laiką su Lakšmi altorėliu per vidurį, nors ir darėm ir kitų deivių praktikas ir Kali iš tikrųjų praktikavom daug, nes iš tikrųjų net taip yra svarbu, kad gerai Lakšmi dieną, tai reiškia, negalim kitų deivių praktikuoti. Nes tai yra vis tiek asmeninė kelionė, nes ir mūsų irgi merginos pasidalino ten ir WhatsApp'e, ir grupėse, kad jaučiasi, nors Lakšmi dienas jaučiasi, kad kitą dieną nori praktikuoti, tiesiog vidinis toksai vedimas, tai viskas yra gerai, nes čia yra labai asmeninė kelionė. Tai tiesiog tobulai sklandžiai viskas ėjosi su Šri Lakšmi palaiminimais. Tokia mano patirtis šių dienų. Wow, labai faina, man irgi norisi pasakyti žiūrovėms, kad kai mes žinome, turime tokias žinias, pavyzdžiui, apie svarbes datas metų, apie laikotarpį, ir šitos žinios leidžia mums suplanuoti kažkokį savo renginį arba kažkokį savo startą, arba jeigu jūs kursus leidžiate, arba savo praktikomis dalinatės, susijungti su vyraujančiom energijom ir tada yra toks jausmas, kad yra tarsi palaikymų daugiau iš erdvės. Tai aš irgi tą praktikuoju, irgi visą laiką patikrinu, koks yra dabar ten tranzitas, astrologiškai, kokia yra savaitės diena, kai planuoju savo savaitės planus, kada ten, pavyzdžiui, reikia kalbėti, tai ten Marso diena, nes pas mane Marsas yra
iškalbos kalbėsinos būste. Ten, kai reikia kažkokias konsultacijas, tai Merkurijaus diena trečiadienį. Ir tada yra tarsi toks jausmas, kad tave tos energijos palaiko. Tai labai džiaugiuosi, kad tavo stovykla įvyko ir jaučiu, kad buvo ten labai tiršta gausa ir mačiau nuotraukas. Labai fainai, labai džiaugiuosi. Pas mane, tai po mūsų laivo, kai pasaky, kad Lakšmi yra irgi apie tai, kad ne laikyti energijos materialios, ne, o dalintis ją, pavyzdžiui, netgi aukoti. Vakare prieš miegą aš tiesiog pamačiau savo čia pažįstamus, kurie padeda moterims natūraliai gimdyti vaikus. Pamačiau jos pasidalinimą, kad vienas iš čia natūralaus gimdymo centrų prašo paaukojimų. Ir man toks, mūsų eteris čia prašo paaukoti ir iš karto dėmesys kybo už tos idėjos pasidalinti. Ir tai buvo labai lengva daryti, nes va ta išmintis, ne, man padėjo lengviau pasidalinti, paaukoti. Išmintis apie tai, kad energija ne visą laiką nori tikėti. Pinigai ir už kitų maratonų ir savo kursų, žinau, ateina, kai mes žinome, kam jų reikia, ar ne, ir kai mes per save perleidžiame tos finansinius rautus. Tai va tas dalykas buvo toks pas mane ir buvo pas mane mokymai šį savaitgalį. Brangiausi mano mokymai gyvenime. Per 2 dienas išleidau man asmeniškai didelę pinigų sumą ir irgi nusprendžiau padovanoti savo tokią patirtį, išplėsti savo finansinį srautą per tai, kad dabar aš galiu leisti savo mokėti daugiau už savo mokymus, kurie yra susiję su energetiniais, subtiliais dalykais ir tai negali kainuoti pigiai, nes tuomet neveikia tai. Mes galime sumokėti už fizinę praktiką, kurią ten nufilmuota ir pateikta kažkiek eurų, bet kai yra tiesioginis perdavimas žinių ir įgūdžių iš mokytojo, iš jo energijos, iš tikro meistro, tai kainuoja daug. Aš padovanoju savo tokią patirtį ir iš tikrųjų per šias dienas jaučiu labiau kalį, nes per tuos mokymus mes mokėmės, kaip paleidinėti energetiškai blokus iš savęs, iš kitų, tai pas mane buvo paleidimai. Ir santykiuose buvo tokie kažkokie trikdžiai ten, kažkokie sunkumai tokie, nekalbėjom vieną dieną, reikėjo kiekvienam savo erdvės, tai vyko procesai, tai aš labai kalį jaučiau, bet jau vakar jau savaitė prasidėjo, bet irgi nesvarbu, atėjo tas jausmas, kad įvyko išsiplėtimas ir įvyko kažkoks perėjimas, kažkokia transformacija į kitą kokybę ir santykiuose, ir savo kūno pajūtime, ir energetiškai, bet dabar sėdžiu ir jaučiu, kad mano kūnas spinduliuoja šilumą ir energiją, kurios aš nejaučiu anksčiau. Tai ką norisi pasakyti, kad tai, ką mes dabar su Karolina čia dalinamės, per kokį procesą mes pačios ėjom ir Karolina dalinosi ir stovykloje, ir grupėje, ir įrašus darė, kuriuos jūs galite gauti YouTube paskyroje pas Karoliną. Ir mano palaikymas, per socialinius tinklus, plus asmeninės praktikos, kurios yra pas mane ir pas Karoliną, visą tai norisi pasakyti, kad veikia. Keičia gyvenimą, keičia būseną, transformuoja. Ir dabar yra didelė pasiūla viso to ir kartais mes ieškome kažkokios stebuklingos praktikos arba būdo, bet tokie maži dalykai kaip, apie kuriuos mes kalbėjome čia per Navaratrę, altorėlis, atnešti gėlių, pabūti tyloje, uždegti tą žvakę, pamedituoti, paklausyti mantrų arba pagėdoti mantras. Visas šitas spektras instrumentų, praktikų, šiaip turėti tą žinias, tą išmintį savo galvoje, keičia gyvenimą. Ir nesvarbu, nuo ko pradėti, nereikia užsikrauti, bet svarbu pradėti. Ir po truputėlį tas praktikų, išminties, žinių, mokymų, pokyčių, transformacijų, tas laukas užsisuka. Tai aš noriu labai šiandien šitą mūsų finalinį eterį perduoti ir užmotyvuoti jūs pradėti nuo
nes galbūt gale pasidalinsiu, aš žinau, kad pas tave irgi prasideda mėnesio gale kursas. Tai papasakosite gal, ar ne? Aš irgi papasakosiu apie kursą, kuris rytuos irgi balandžio gale. Tai irgi toks bus pakvietimas jūs pradėti nuo vienos iš programų, kurias mes siūlom su Karolina, ar jos programos, ar mano, nesvarbu, svarbu pradėti. Tai tokį įžanginį žodį norėjau padaryti, pasakyti. Aš manau, kad tavęs nematau, bet aš jaučiu tą spindėjimą aukso spalvos. Juodo ekrano. Nes man čia, aš tu juoda, bet man taip jaučiasi tas aukso spindėjimas. Aš pridėsiu vieną tokią motivaciją iš tikrųjų. Baigėsi Navratris, bet iš tikrųjų Navratrį galima praktikuoti kiekvieną sekant mėnulio, tai realiai kiekvieną mėnesį, pradedant vieną dieną, kaip čia pagal tas energijas. Tai tos Navratri deivės yra, ta mėnulio tarsi energija ir ką mes savy patiriam. Ir dėl to galima pradėti arba nuo jaunaties, arba vieną dieną po jaunaties, vėl visą Navratrio ciklą, nes čia yra visiškai vidinė kelionė, deivės yra daugiau simboliai, per simboliką atskleistos tos energijos, bet vėlgi mes labai individualiai viską patiriame ir kad per Lakšmi ir Sarasvati dienas jaučiame kalį, tai čia tai natūralu. Tai pirma diena po jaunaties, arba viena diena prieš jaunatį. Tai mėnulis būna savo tamsioji fazė. Viena diena po jaunaties irgi gali būti. Super. Visą šitą, ką mes ta prasme įdėjom, ir YouTube, kur bus informacija, mantros, viską tą patį galima kartoti ir vėl kiekvieną mėnesį, kiek mums reikia šitos kelionės, iš tikrųjų nesibaigiant gyvenimo kelionę. Ir deivės archetipų. Gerai, tai tada pradedam apie deivę Sarasvati. Iš tikrųjų, man yra, jinai mažiausiai asmeniškai gal pati ta deivė, dėl to man jinai daugiausiai intriguojanti gal iš tos tokios įdomumo pusės, gal dėl to aš daugiausiai tos tokios irgi teorinės informacijos dabar apie ją ir prisirinkau savo, kad tiesiog pažindinti tą energiją. Tai ką kalbėsiu, iš tikrųjų nėra labai patirta per mano asmeninę, kai su Kali, tai visiškai man tiesiog yra nuolatos gyvenime. Lakšmi kaip ir yra pasirodo pabėga, o Sarasvati, man atrodo, mažiausiai tas patyrimas yra, bet stimuliuoju, kad jinai ateitų pas mane gyvenimą ir papasakosiu, kaip galima būtent kultivuoti tą jos energiją. Tai populiari deivė Sarasvati žinoma kaip meno ir mokslo išminties deivė. Jinai irgi vadinama poetų deivė. Čia toksai labiau gal bendras, jisai kaip suvokimas, gal daugiau net paviršinis. Bet pasižiūrėkime giliau ir iš tikrųjų pats žodis Sarasvati reiškia vandeninga. Tai jau apibūdina jos tas savybės, kad jinai yra labai skaidri, kad jinai yra labai laisva, tekanti energija ir jinai yra visiškai neprisirišus prie nieko. Tai kaip tiesiog tekanti ta upė. Ir upė, kuri nėra žemės, kaip žemės būtent ta pavidalo. Ir jinai yra upė, kuri teka būtent iš padangių, tarsi iš tų dangiškų dimensijų ir tiesiog nusileidžia į žemę. Tai sakoma irgi legendose, kad prieš apie 6000 metų Indijos žemėje gyvavo tokia upė Sarasvati, jinai buvo milžiniška, tiesiog beveik kaip vandenynas, bet po to jinai tiesiog pasislėpė po žeme su tiesiog besikeičiančiais laikais, ta upė tarsi pasislėpė po žeme ir dabar jos yra Gangos šventa upė, kaip yra tiesiog jos ištakos. Tai jo, tokios savybės kaip labai skaidri upė ir pati deivė, jinai yra nuostabaus grožio deivė, jinai spindi tokia kaip pilnatis, jos tiesi oda, visa spindinti. Ir jinai apsirengus baltais drabužiais, kaip minėjau, labai minimaliais. Tai tarkim, kai Lakšmi visa pasipuošusi auksu, tokia visa ekstravaganza, tai Sarasvati labai paprasta. Ir jos tas satva gūna, tai kaip yra 3 vadinamos gūnas, tai
visatos materialios materijos išraiškos. Tai sattva yra ta tyrumo išraiška, ar pozityvumo galima irgi sakyti, ir simbolis šitos savybės yra balta spalva. Apie gunas labai giliai irgi nepasakosiu, nes čia visiškai atskira tema. Ir laiko, vienas iš šios objektų, kurių laiko, tai yra toksai indiškas klasikinis instrumentas, styginis, vadinasi arba liūt, arba vyna. Ir kitose savo rankose jinai laiko aukščiausiai išminti, tai yra knyga Vedas. Sakoma, kad jinai yra 3 vedų kūrėja. Ir kitoje rankoje jinai laiko malą, tai tą malos karoliukus, tai tiesiog Vedas parodo, kad jinai yra ta deivė, kuri mums dovanoja, kaip praktikuotojams, aukščiausią visatos išmintį per praktiką, nes mala yra praktikos reprezentacija, kad mes turime praktikuoti, mes šiaip savo šitos išminties negausime, mes turime įdėti pastangų. Ir taip pat yra garso vibracija. Tai dėl to jinai yra pats, tarkim, kai susikūrė mintis, tokia idėja, jinai yra ta vibracija, kuri jau ta idėja tarsi įgarsinta yra, tada gal net užrašyta, tai jinai irgi yra rašytinis žodis ir taip pat tada materializacija jau materijos pavidale. Tai jinai irgi padeda viską tarsi iš tos idėjos materializuoti. Tai irgi jo žodis, mintis, irgi yra pati energija. Jinai yra irgi motina deivė, nes jinai, jos vaikai, ką jinai gimdo, tai jinai gimdo aukščiausios prigimties idėją ir inspiraciją. Jinai taip pat reprezentuoja intelektą, tą tokį irgi labai išgrynintą intelektą. Jinai yra deivė visų mokslininkų, intelektualų, studentų, mokinių, menininkų ir taip pat asketų. Ir per meną, arba būtent per intelektą, per žinias, jinai veda į nušvitimą. Jai patinka, kai darbas, jinai pasirodo tik tai tenai, kur yra meistriškumas ir kur darbai yra atlikti tam novatoriškam lygmenį. Ir kur mes tiesiog esam kažkame nepriekaištingi, kažkame labai išsimoksliniai, kažką labai sudėję tarsi kaip kažkoks gyvenimo tikslas, kur mes sudėjom visą savo energiją ir visiškai tas perfekcionizmo netgi energija. Tai čia irgi yra, Sarasvati labai patinka šitos savybės, kai yra kažkokia irgi tvarka, sistemingai atliekami dalykai ir skaidriai. Labai svarbu tas intencijų skaidrumas. Nes, kad atlikti tokius darbus, ne visi sugeba iš tikrųjų pasiekti novatoriškumo lygį, nes tam irgi reikalauja tam tikros charakterio savybės, tai savybės tokios dėmesys detalėms, atsidavimas būtent kažkokiam darbui ar projektui, kantrybė, didelė kantrybė, nes nebūtinai iškart viskas gaunasi, kartais reikia metus, tiesiog tos kantrybės ir pasitikėjimo turėti, viziją, tą tokia aukščiausia, tikėjimas labai svarbu ir tuomet išlavinti įgūdžiai. Tai tuomet, kai žmogus nepasiduoda ir atlieka viską būtent tokiam lygmenį, jinai duoda savo palaiminimus Sarasvati. Tai realiai per visą tokį kompleksą, netgi charakterio savybių ir kai yra būtent tas skaidrumas, jinai netgi gali padovanoti tą nušvitimo lygmenį, tai realiai išėjimą į visišką išsilaisvinimą iš kažkokių mūsų susikurtų, kaip žmonės ar šitos realybės apsiribojimai, mes realiai tada realizuojam savo aukščiausiai potencialą, galime tapti būtent visiškai skaidrus kanalas, dieviškai energijai transliuoti, dieviškai kažkokiai išraiškai šitame pasaulyje. Tai tarkim, jeigu pasižiūrėti per gamtą, kur vyksta tokios charakterio savybės, tai man atėjo pavyzdys toksai, kad bitės, skrusdės, apskritai gamtos ekosistema, ten viskas taip tobulai atidirbta, kiekvienas žino savo vietą, rolę ir be jokių skundų tiesiog diena iš dienos atlieka ir viskas gamtoje yra tobula.
Tokia visatos tvarka. Jo, tai gerai, ką paminėjai, būčiau pamiršus, kad Sarasvati veikia individualiam lygmenį, tuomet veikia tam kaip planetos lygmenį, tarkim fiziniam ir taip pat visos visatos tvarkos lygmenį, daugiau globaliai. Ir visuose lygmenyse mes galime sutikti Sarasvati Deivę. Aš gal čia norėčiau įsiterpti, dar apie tvarką pasakyti. Jeigu mes pažiūrėtumėm į tokias šventas vietas, pavyzdžiui, ašramai, vienuolynai, cerkvės, bažnyčios, altoriai, ten labai dažnai, ten yra svarbu palaikyti švarą ir tvarką. Pavyzdžiui, ritualai atliekami tam tikra tvarka, nes tam tikroji tvarkoj, kai yra tvarka arba tas teisingas, detalus veiksmų atlikimas, tai yra kaip, tokia atėjo metafora, kaip kokiam burtininkui pasakyti teisingai, tiksliai ir su intonacija tiksliai savo žodžius, kurie kūrė kažkokį užburę, pavyzdžiui. Taip ir čia. Todėl tvarka visą laiką ir švara yra toj vietų, kur mes norime susijungti su subtiliu planu, ir gauti tokios labai satviškos energijos. Ir todėl, kaip žemiškai, mes galime tai praktiškai išnaudoti šitą išmintį, palaikyti higieną ir savo kūno, ir savo vidinės erdvės, ir savo namų erdvę, palaikyti švaroj, ir virtuvė, ir darbo kabinetą, žodžiu, tvarka ir švara, tai visos mes galim nuo to pradėti. Tai yra labai praktiškas dalykas ir kai yra viskas tvarkoje, kai mes neturime, nors sakyti, šiukšlių, kažkokių nereikalingų daiktų, jau yra lengviau, jau yra tos satvos daugiau. Ir mes galime, turim atlaisvinti erdvę, turėti švarę erdvę, kad ateitų Sarasvatė. Šitą vietą irgi mano labai gyventų išleista. Aš labai pykstu, kai, pavyzdžiui, mano partneris kažkokį suvalgo saldumynus ir palieka kokį šiukšlę ant sofos, aš labai pykstu. Ir jis to negali suprasti, bet aš labai erdvę jaučiu ir man, kai yra, ir labai stiprią mergelę turiu savo astrų žemėlapį, kurie yra labai užtvarka. Ir perfekcionizmo turiu. Detalės labai orientuojas. Nebūčiau tada jogos mokytoja, jeigu detalės nebūtų svarbios. Tai noriu iš savo to jausmo irgi pasakyti, kad kad aš apskritai kažkokį procesą pradėčiau, man reikia sutvarkyti erdvę ir save. Bet reikia, tada ateina energija. Tai labai išgyventa yra tai. Dėl dalinuosi. Taip, labai, ką paminėjau apie tą išorinę tvarką, tai galime tikrai pradėti nuo išorinės tvarkos ir tada jau ta irgi vidinė tvarka, tai kaip mes valgome, ką mes mąstame, tiesiog irgi palaikyti tą švarą. Ir tuomet Sarasvati yra apie tai, kaip mes kalbame. Tai iš tikrųjų, kai mes kalbame iš širdies, iš visiškai tyros širdies, kai mes kalbame tos meilės žodžius, išskleidžiame vibraciją tam, kai mes kalbame iš to tokio visiško tyrumo, mes automatiškai gaunasi garbiname Deivę Sarasvati. Čia yra jos mėgstamiausia praktika. Jinai tiesiog visą apsalos mėgaujasi, kai tai vyksta. Kitas dalykas, gal praktikas tada biškai vėliau paminėsiu dar, tiesiog labai tema buvo šitas. Dar kitas dalykas, jeigu jau apie kalbą, tai irgi, kai mes kalbame tiesą, nes visur, kur yra slėptos intencijos, netiesa, nei mūsų asmeninė tiesa, nei apskritai, jinai Deivė niekada nepasirodys. Tokio erdvėje niekada nepasirodys pas mus, kol mes neišsigryninam visiškos netgi vidinės tautos. Taip pat, kai jau viskas yra pravalyta irgi viduje, išskaidrinta, mes tampame visišku kanalu, tai energijai dieviškai tekėti, mums nebereikia jau nieko stengtis, viskas tiesiog savami vyksta. Tai kaip tiems ir sakoma, dėl to, kad jinai yra menininkų, poetų, intelektualų, nes kurie rašo knygas, kurie rašo poeziją, bet būtent skirta kaip meilės kažkokia išraiška aukščiausiajam, arba tos dainos ar menas, irgi kažkoks toks dieviškas, kur pasižiūri į tą meną ir
tikrai susijungiau su dieviška energija. Tai vat tuo atveju sakoma, kad pas tuos individus tiesiog apsigyvena Sarasvati ir veikia per juos. Jos palaiminimai, inspiracija, išsilavinimas, kūryba, aukščiausias žinias, intelektas, kalba ir garsas. Tai irgi įdomiai, kad Indijai, kad motyvuoti vaikus, ne tai, kad motyvuoti, bet tiesiog jų kaip yra palaikymas Deivės Sarasvati. Tai vaikai, kai pradeda jau eiti į mokyklą, prieš einant į mokyklą yra atliekamas tam tikras ritualas, tai ugnies ceremonija, būtent įkūnyti į, kaip pasakyti, atgaivinti va tą Deivės Sarasvati energiją, įžiebti gal tą energiją ir tuomet vaikai turi irgi savo Sarasvati statulėlę, ten, kur jie mokosi, namuose, kažkur ant savo stalo pasistatę, kur atlieka namų darbus ir jinai visą laiką va, tai yra, va, neša tą palaiminimą, kad vaikai galėtų labiau susikoncentruoti, atsiduoti būtent tam mokslui. Ir mokyklos irgi tam senoviai, dabar jau yra daugiau prarasta tai, bet dar daugiau, kur yra palaikoma va, ta dvasinė tradicija, dar bando išlaikyti, kad prieš pamokas giedomas irgi Sarasvati mantros. Sakoma irgi, kad kas praktikuoja Sarasvati arba yra tiesiog tie pasiekėjai, jinai irgi apdovanoja savo pasiekėjus ilgų, laimingų, sveikų ir poetiškų gyvenimų. Ir taip. Balių saloje labai garbinamas Sarasvati yra. Aš kažkaip Lakšmį čia mažiau matau, bet Sarasvati ir Balių saloje labai daug yra meistrų, kurie ir daro gaminius iš medžio. Labai architektoriai tokie baliečiai, labai grožio čia daug. Jie kūrė viską rankom. Tai labai dažnai čia būna ceremonijos Sarasvati ir kai aš paklausdavau, tai kodėl jūs garbinat ją, sako, kad sektųsi versle. Kad sektųsi moksluose ir ėjo būtent tie, kurie turi savo čia verslus, kavinės, čia masažo salonai, tai čia verslai gali būti, ir kad sektųsi moksluose. Tai irgi labai Sarasvati čia yra garbinama. Kažkaip Lakšmį ne taip mačiau. Gal jinai kažkaip kitaip čia vadinama yra. Gal. Indijoje, kad sektųsi verslai ir šiaip daugiau gal net visam pasaulyje, net iš tikrųjų ir vakaruose dažnai sutinku, būtent dėl verslų, tai daugiau Lakšmį energija, tai labai įdomu iš tikrųjų. Kokių kampų mato, kad Sarasvati verslą, gal iš žinių. Būtų įdomu iš tikrųjų paklausti vietinių, kad papasakot. Jeigu kyla tokie klausimai, tai aš tada pabendrauju su vietiniais irgi, kur nors keliauju ir kokia jų perspektyva. Tai va, dar vienas iš jos, va, tas spirit animal, kaip jos gyvūnas palydovas, yra balta gulbė. Gulbė iš tikrųjų irgi labai va, tyrumo tas toksai simbolis. Ir gulbė, vienas iš gulbės vardų yra, dabar neatsimenu, bet tas vardas reiškia va, kvėpavimą mūsų. Ir yra tokia mantra, mes kvėpuojam, tai tarsi įkvėpiam so ir iškvėpiam ham. Ir kai mes pastoviai, jeigu tarsi va, tą giedotume mantrą, netgi skamba kaip hamsa. Tai va tas hamsa yra panašus žodis kaip gulbė sanskrito kalboje ir irgi parodo, kiek mes į save įsileidžiam tos dieviškos energijos, kiek mes patys tą aukščiausią potencialą netgi pasiryžę naudoti per mūsų kvėpavimą. Tai kiek mes kokybiškai kvėpuojam, tiek parodo, kad mes kiek kokybiškai gyvenam, ar potencialiai, ar save kažkaip apribojam. Taip. Kiek visokių praktikų yra daroma su kvėpavimu tam, kad atlaisvinti save, išvalyti savo blokus, ar ne, ir kad mes galėtumėm kvėpuoti atvirą krūtinę ir leisti daugiau pranos, daugiau gyvybinės energijos, kad galėtumėm, net norisi dabar įkvėpti gerai. Aš per mokymus savaitgalį pas mane buvo toks patyrimas, kad kūnas kažkodėl, kai eina per mane stiprios energijos, žiovauja.
Ir pas nieką taip nebuvo, o aš galiu 20 kartų non-stop žiovauti. Ir meistras pasakė, kad toks yra mano kūno išmoktas paternas, paleidinėti įtampas, paleidinėti per iškvėpimą, čia gal joga, man įskėpėjo tą tokį paterną, per žiovavimą, per iškvėpimą, paleidinėti savo blokus, ten emocijas sukauptas, nes mes kai įsitempę, mes sustabdom kvėpavimą ir tas įkvėpimas, ar tai būtų iškvėpimas, jis kapsuluojasi ir pasilieka mūsų kūne, pasilieka mūsų diafragmui. Todėl kvėpavimas grįžtam prie pagrindų. Svarbu. Taip, bet iš tikrųjų labai daug ir gilios reikšmės tame kvėpavime yra. Taip, tai ką, galiu tada prieiti prie praktikų ir tuomet irgi peršoksiu į truputėlį kitokią, vis dar navratinę temą, bet tiesiog iš kitos pusės, apie tas 9 deives. Tai apie Sarasvati praktikas tada. Tai labai įdomu iš tikrųjų, kad Sarasvati yra tokia speciali netgi meditacija, kad kai mes medituojame tom akim ir tarsi žvelgiam į savo centrą. Viršugalvio, kaušio, kaktos, tarsi antakį centras ir visa koncentracija tarsi į vidų, užmerktom akim, tai ne į išorę žiūrim, kur yra erdvė, o vidinės toks žvilgsnis. Tai tenais vadinasi nirvana čakra. Iš tikrųjų naujas man čia toksai dalykas, žinau tokią meditaciją, bet nežinau, kad tenai vadinasi ta nirvana čakra. Ir visai dabar man irgi susisieja, nes tos aukščiausios žinios ateina, kai pas mus yra pravalyti šitie centrai, ypač Agija čakra, 7, tai yra 6 čakra, mes tarsi leidžiame tada tai tiekme ateiti. Čia irgi yra toksai tų kanalų pravalimas ir tada leidžiam tam dieviškajam skautui ateiti. Tai galima taip medituoti kelias nuo 5 iki 15 minučių per dieną, kas yra labai patyrę meditaciją, galima valandą. Taip medituoti. Tuomet, kaip kultivuoti Sarasvati, tai būtent, kadangi yra to žodžio ir rašto deivė, tai per šventraščių skaitimą. Indijoje, kaip mes vadiname mitologiją, mums kažkokias pasakos, tai Indijoje tai yra šventraščiai. Tai taip pat mitologijos skaitimas ir irgi templiacija, kažkokia meditacija ant viso to, mantrų irgi skaitimas, studijavimas, teisingos irgi mantrų tarimo. Tarkim, irgi yra tokia praktika, nes yra deivė tokia vadinama Vak, kuri yra pati deivė yra garda. Tai Sarasvati ir Vak yra labai labai glaudžiai susiję, vos ne praktiškai kaip ir ta pati deivė. Tai vien netgi mokinimasis sanskrito alfabeto, vien tiesiog raidžių, alfabeto skaitimas, skirtingų tų garsų yra irgi labai labai skaitama aukšta praktika, kuri kviečia Sarasvati pas save. Ir jo minėjau mantrų giedojimas, tai Sarasvati mantra yra daug įvairiausių, bet viena tokia paprasčiausių yra Om Devi Sarasvati Namaha 108 kartus. Galima giedoti, vėlgi kontempliuoti arba vizualizuoti deivę priešai savo užmerktas akis mintise, arba pasidėti jos atvaizdą arba statulėlę, vėlgi aktyvuoti su ugnimi, galima su vandens elementų, kad jinai irgi pati yra vanduo, tai upės vandens galima pasimti, jeigu neturime upės vandens, tai iš krano vandens, bet reikėtų jį kaip dėti tada apvalų indą, kad jisai išsiskaidrintų. Jeigu ten apvalios formos inde, kažkokių gėlių galima irgi uždėti, kad tiesiog to skaidrumo įgautų. Ir tada irgi su smilkalais, kad būtų irgi pravalyta erdvė. Minčių tyrumas, tai jo minčių ta higiena. Ir ką, visą laiką savo dvasiniam keliu iš tikrųjų pasižiūrėti, ar jinai yra irgi deivė, kuri neateina, kur yra tas spiritual ego, dvasinis ego. Tai nuolatos tikrinti save, iš kokios intencijos mes atliekame tam tikrus dalykus. Ar tai, ką mes kalbame apie savo praktiką, ar ten kažką, ar tai tikrai ateina iš tyros intencijos, ar tikrai tom reikia dalintis, ar čia ateina tam, kad pasididžiuoti prieš kažką. Nes jeigu tai ateina pasididžiavimo, viskas turi pati nepasirodys.
Tai jo, tiesiog nuolatos stebėti, ir mes esame nuoširdus savo praktikoje, savo kelyje, apskritai bet kame, veikloje, netgi mene. Ar mes tikrai tai darome iš širdies, ar mes darome tik tai, nes kažkokie deadline'ai, ar dėl pinigų, dėl populiarumo ir panašiai. Visur, kur bus tas intencijos skaidrumas, tikrai nuoširdumas, Dieve būtinai ateis ir palaimins mus. Ir atkaklumas, tiesiog nepasiduoti, daryti, ta tokia kaip disciplina irgi, jinai yra disciplinos deivė, dėl to irgi vadinama asketų deivė, nes jai labai patinka, kur yra sistema, disciplina, laikomasi kažkokio tokios užsibrėžtų tikslų savo. Nu taip, kad muzikantas gražiai sugrotų melodiją, jam reikia labai daug disciplinos, reikia daug kartojimų, reikia tam tikrą natą, ne, ten, pavyzdžiui, su smuiku, kai groja žmogus, ne, kiek metų reikia tam, kad sugrotų mums filharmonijoje tą dievišką melodiją. Man apskritai filharmonijoje, kai aš pirmą kartą buvau, man atrodė, kad tie muzikantai, klasikinės muzikos, jie yra absoliučiai kažkokie vaikščiantis dievai. Nu, tokia dieviška energija ten, tokia aukšta nata. Taip, aš labai kas mane dabar šiurpai eina, nes aš irgi kiekvieną kartą nueinu į tokį labai aukštos kokybę koncertą, ar ten, nežinau, meno galerija, kur matosi ten, tie menininkai, muzikantai, kruopščiai dirbo metų iš metų, dėjo visą savo tą energiją tenai, tikrai tarsi nukelia tave į kažkokią kitą būseną. Iškart spinduliuotė tai eina, tai jo, Deivė Sarasvati. Jo, tiek tada apie Deivę Sarasvati. Jo, labai aiškiai iš tikrųjų, Karolina. Labai fainai, labai įkvepiančiai. Man Sarasvati, tokia dar labai apie kažkaip jinai man asocijuojasi labai su mūza, tokia energija jos, kai mes pajaučiam įkvėpimą ir mums nesvarbu, dėl ko mes tai darom, kas bus paskui, kai mes tai padarysime, be rezultatų mes tiesiog jaučiam įkvėpimą ir iš tos mūzos kažką kūriam. Ir tas jausmas, tas įkvėpimas man irgi yra labai taip su Sarasvati asocijuojasi. Aš labai jausdavau Sarasvati vaikystėj, nes aš buvau tokia, kaip pasakyti, piešėja. Aš atsisėsdavau nuo ryto, pas man buvo pilna popieriaus, grinai kokių 3, 4, 5 metukų. Ir tiesiog piešdavau, aš nenorėdavau nieko valgyti, manęs neišjudindavo iš mano vietos, aš piešdavau ir tiesiog tai taip tekėjo. Ir man atrodo, aš tiesiog pamečiau visą tą, kai jau, patekau, supratau, pasaulio sistemą. Aha, čia vaikas gerai piešia, reiškia, reikia, kad taptų dailininko profesija jau. Aha, čia nusimato, ko gero, gal pinigai, uždarbis taip toliau. Ir tas visas atitolino mane nuo Sarasvati, nes aš pati jau pradėjau galvoti, aha, čia šitą nupiešiu, už tiek ir tiek parduosiu, jau visai kita intencija, negu tiesiog, kad tai lietųsi ir piešti. Ir tuo tolyn, tuo daugiau aš tų filtrų tokių užsidėjau ir dėl to sakau, kad man dabar sunku pajausti tą deivę. Tai tiesiog bandau tada kitose gyvenimo sferose ją vėl prisijaukinti, prisikviesti, kad ir ruošimatis šitam sesijoms iš tikrųjų iš naujo aš vis peržvelgiu tuos pačius užrašus prieš kažkiek metų darytus nuo mokytojų. Vėl viską, persirašyt, vėl visas mantras iš naujo išsistudijuoti, tarimą teisingai, tada tą patį sanskrito kalbą šiais metais irgi pradėjau su mokytoju mokintis ir be tikslo tiesiog, nežinau, grinai atėjo, kad betiksliškai noriu mokintis šito ir taip tiesiog su savo pastangom bandau prisijaukinti tą deivę, taip sąmoningai, kad aha, noriu, kad Sarasvati mane palaimintų. Tas meninis patyrimas. Tada norėčiau pereiti jau, visgi yra ir 10 Navratri diena, tai jinai vadinasi, jinai yra pergalės diena ir tuomet jau pasireiškia pati Durga, nes dabar mes matom, Durgos tarsi tas išraiškas arba jos vadinamus avatarus, o tą 10 dieną pati jau Durga yra vaizduojama, kaip jinai deivė kovotoja, su tokia ietim nuduria asurą, kurio vardas yra Mahišasura.
Ir 10 dieną dėl to yra pergalė prieš tarsi, tarsi blogą prieš gerį, jeigu taip labai basic pasakyti. Bet iš tikrųjų yra pergalė dharma. Tai dharma yra labai gilus konceptas, bet gal kam nors jau bus pažįstama dharma prieš adharma. Tai adharma yra priešingai nuo mūsų dharmos. Tai dharma, jeigu taip paprastai pasakyti, gal kaip sielos kelionė, sielos misija ar aukščiausia ta sielos misija. Gal Veronika kažką aiškiau apibūdinsi tą dharmą. Aš kaip suprantu dharmą iš to, ką girdėjau, ką pasakoju, ką skaičiau, kad tai yra tai, ką mes privalome. Iš tikrųjų, tai mūsų kaip pareigos čia žemėje. Tai mes atėjome, čia turim savo norus, turime savo ten svajonės, kažką dėl savęs, bet dharma prasideda, kai mes pradėm galvoti apie kitus. Ką tokio aš turiu savyje, kokius talentus, kokias stiprias pusės, kurios yra duotybės. Ir tuom aš turiu pasidalinti su kitais. Tai, pavyzdžiui, duosiu pavyzdį, ne? Jei aš jau jaučiu savo dharmą, dalintis jogą. Tai yra tas jausmas, kuris, jis tiesiog yra ne iš to, ar aš noriu. Iš pradžių aš norėjau, iš pradžių man buvo įdomu, aš radau save šitoj roliai. Mane tai labai kvietė. O paskui tas noras ir patinka ir ten kaifas pasibaigė ir atsirado tiesiog jausmas, kad tai jau yra tiesiog ta vieta, tos žinios, kuriomis aš turiu dalintis, ir tai yra mano dharma. Tai čia jau mažiau yra to ego ir to tokio savo dėl savęs, o daugiau dėl kitiems tokia kaip pareiga. Tai jeigu dar taip praktiškai paprasčiau kalbėti, pavyzdžiui, mūsų moteriška dharma irgi yra skleisti moterišką energiją. Tai, pavyzdžiui, rūpintis, gimdyti vaikus, skleisti grožį, susijungti su savo moterišką energiją, moterišką dėl to, kad mums tai buvo duota, tai yra mūsų dharma, tai skleisti. Jeigu mes, pavyzdžiui, užimam stomatologo rolę, mūsų dharma irgi yra mūsų pareiga atlikti kokybiškai šitą stomatologo paslaugą, pavyzdžiui. Tai, jeigu čia labai žemiška, tai kiek rolių mes turime, tiek dharmų, tiek tokių pareigų mes turime. Kai mes tampame mamos, tai jau mūsų dharma, mūsų pareiga yra prieš vaikus juos auginti. Tai o kita savoka, artha, taip, dharma, tai priešinga. Adharma. Tiesiog priešingai dharmai. Tai viskas, kas mus stabdo nuo to, kaip sakai, 100% savo rolį, kokioje mes esame. Čia irgi, čia tiesiog tai bendrai pasakau, nes dharma irgi yra skirstoma į skirtingus irgi lygmenis, irgi turi skirtingus pavadinimus, tai čia dar atskirai. Neram, tai gali būti labai labai daug atšakų visko, ką aš iš tikrųjų šiandien paminėjau. Bet, žodžiu, tokia pergalė tarsi tą 10 dieną ir tuomet galima jau vesti. Visas šitas dienas tarsi mes laikėmės pasninko kažkokio, tai 10 dieną jau vyksta vaišių stalas, paradas, žodžiu, jeigu Indijai žiūrėti, tai visur bus būgnais, žodžiu, grojama, neša didelę deivės, kaip pasakyti, tokia irgi statula ir po to įdomiai, kad paskandina į upę. Aišku, tai padaryti iš tokių medžiagų nesintetinių ir tada paskandinama į upę yra deivės figūra ir blogis, tai yra gėris, nugalėjo blogį, tas mūsų aukščiausiasis tarsi. Dieviškai prigimtis prieš visus tokius pasipriešinimus, tai dieviškai prigimčiai. Ir yra tokia daina netgi, pasidalinsiu, kas jungtis prie mūsų WhatsApp irgi tos grupės. Tai per tą dainą, jinai labai iš tikrųjų taip melodingai skamba ir galima irgi praktikuoti šitą dainą ir lavinti savo sarasvatį visų pirma, nes mes tarėme labai šventus žodžius, lavinti savo gerklės čakrą, apskritai irgi labai labai aukštas vibracijos, aš savo mokiniam irgi duodu šitą dainą giedoti, jinai trunka apie 20 minučių, tai vėlgi koncentracija,
dėmesys, atkaklumas ir kaip pasakyti, kantrybė, kad visą dainą užbaigti. Vadinasi irgi Mahišasura Mardinė. Tiesiog labai gera ją giedoti ir visa šita daina arba himnas, tai vadinamas, yra būtent apie visą tą deivės Durgos, nuo 1 dienos iki 9 dienos, visas procesas kaip tenai vyksta. Tiesiog pasidalinsiu ir mes per šitą dainą irgi praktiką, kurią vėliau pasidalinsiu irgi eterio pabaigoje, tai mes per šitą dainą šokame Kalių Durgos šokį. Ir ką, tada yra, kaip prieš tai irgi minėjau, kad tie skirstimai į dar atskiras deivės, 9. Tai vakar buvo 7 deivė, Kalaratri, jos energija Saturnas, jos mėgstama spalva yra pilka arba balta, tai kai praktikuojame, galime apsirengti šitom spalvom. Jos gėlė yra juodasis lotosas ir jos mantra yra Om Devi Kalatrijai Namaha. Tuomet šiandieną, 8 diena, Mahagauri. Mahagauri yra Šivos žmona ir Parvati, kitaip irgi vadinama. Jos mėgstama gėlė yra jazminas, jos mėgstama spalva yra violetinė arba alyvinė. Jos energija Rahu ir man tas skamba taip. Om Devi Mahagaurijai Namaha. Ir 9 rytoj diena Siddhadatri deivė. Jos energija yra Ketu, spalva mėgstama tai povo žalia, tokia labai sodri, gėlė Kempa, tai irgi teko pasigūglinti, kas čia per gėlė, tai jinai tokia kaip iš magnolijos gėlių šeimos. Ir jos mantras skamba Om Devi Siddhatrajai Namaha. Tai man labai iš tikrųjų intrigavo deivė Siddhadatri, nes jinai yra irgi paskutinė diena, tai kaip praeinant visą procesą, gaunasi, kad mes tiek save tarsi apsivalėm tame proceso metu, kad mes įgalime jau tų, kaip vadinamos, joginės arba magic power. Ir yra netgi kelios iš tų magic power, tiesiog dėl įdomumo pasidalinti keliom, nes jų yra visas sąrašas. Bet viena iš magic tų jėgų yra, mes gebame susitraukti iki mažiausios dalelytės, iki atomo dydžio. Tai vadinasi anima, tokia kaip galia. Kita vadinasi mahima, kai mes gebame išsiplėsti iki didžiausio pačio egzistuojančio visatoje dydžio. Harima, kai mes galime tapti sunkiai, negu tas sunkiausias dalykas egzistuojantis visatoje. Lagima, kai mes galime tapti lengvesni negu plunksna. Tuomet pratimą, kai mes galime tapti apskritai tas žodis omnipresent, tai tiesiog egzistuoti visame kame, vienu metu. Ir kita savybė, kai mes galime skaityti mintis. Tai iš tikrųjų esu sutikus žmonių ir esu skaičius, visų pirma, prieš atvažiuojant į Indiją, aš skaitydavau apie jogus. Visokias ten Swami Rama istorijas, arba Vasistas, arba Joganandas ir panašiai. Ir jie pasakoja apie jogus, kurie geba, turi šitos superpower. Ir aš tiesiog nuoširdžiai, nežinau, man skamba kaip stebuklai, bet man yra nuoširdus tikėjimas, nes aš kažkur jaučiu, kad tikrai yra toksai potencialas. Ir tuomet Indijoje tikrai sutikau žmonių, netgi artimam rate šeimos narių, kurie ne visas geba, tarkim, turi savybės, bet tikrai yra išlavinę, kad gali tam tikrus dalykus atlikti. Ir jis pasitikiu, nes aš juos gan ilgai pažįstu jau ir žinau, ką jie veikia ir kokie jie yra žmonės ir panašiai. Ir tikrai šitie dalykai egzistuoja. Tai toksai įdomu dalykėlis. Ir prie šito norėčiau dar pridėti, kaip kalbėjai apie aukščiausius centrus, ar ne? Ir kad Sarasvati čia apsilankytų, ar ne? Arba kad mes galėtumėm apskritai įgauti tam tikras superpowers, kažkokias savo potencialą dieviškai kūne atverti. Mums reikia atsikratyti ribojančių įsitikinimų. Pirminis
etapas, ne, kai mes nuimam ribojančius įsitikinimus, kurie mums šiaip gyvenime trukdo, ten uždirbti pinigus, kažkaip pasireikšti, sukurti meną, arba ta moteris, ne, aš ten nenešioju, ten kažko, ne, aš ten tokia, o aš nemoku atsipalaiduoti ir yra pilna visokių įsitikinimų, kurie mums gyvenime trukdo. Bet čia yra toksai pirmas lygmuo. O tam, kad atvertumėm mes potencialą savo, mums reikia nuimti įsitikinimą, kuris gali skambėti, kad žmogus, pavyzdžiui, negali ten būti vienu metu skirtingose vietose, kad ten tie jogai, žmonėms labai daug visokių reakcijų kyla, kad tikrai neįmanoma, kad ten mokytojai gali ranką nuimti, išsklaidyti debesis. Per šį savaitgalį, kai esu pamačius, aš dar labai plačiai nesidalinu, nes man dar yra tokia šiek tiek visą tai turi suintegruoti, bet, akivaizdžiai mačiau, kad ir jaučiau. Mokytojas tiesiog vesdamas ranką palei energetinį žmogaus kūną, tai reiškia virš kūno, veikia jo fizinį kūną. Fizinis kūnas mano ir judėjo, ir bangavo, ir skausmai, ir pojūčiai visokie jautėsi, žmogus manęs absoliučiai nelietė. Tai, kad mes galėtume bent kažkiek prie to, į tai pažiūrėti tą pusę, o ne nubraukti ranką ir pasakyti, čia ezoterika ir kažkokia nesąmonė, žodis nesąmonė. Reiškia, kad kažkas, kas yra už sąmonės ribų. Nesąmonė. Yra sąmonė kaip tokia dėžutė, kur viskas, kas telpa, va čia yra sąmonė. O kas netelpa į tą dėžutę, jau nesąmonė. Tai plėskime savo sąmonę, plėskime, palikime savo ribojančius įsitikinimus. Tiesiog visą laiką, kaip vaiko būsena ir tokio Harry Potterio būsena, būt atsiverti nežinomybei. Atsiverti tam, kad aš kažko tikrai šiame gyvenime iki galo nežinau, niekada nežinosiu iki galo. Ir tie, kurie išlieka vaiko svajotojo būsenoje, tokio atvirumo būsenoje, ir gali pasiekti, sakykime, dieviškų būsenų galių, jeigu to reikia. Nors aš atsimenu apie galias, ne apie superpowers kalbėti, jeigu, atsimenu, tokiam YouTube'ai buvo populiarius vienu metu kartūnas, multikas apie čakras, apie 7 energetinius centrus. Ir ten buvo mokytojas ir mokinys. Ir mokytojas vedė per gyvenimo patirtis mokinį savo. Ir kai buvo 7 centras, apie ką mes šiandien kalbame, apie aukščias vibracijas, aukštesnius centrus, vienas iš mokinio paskutinio egzamino buvo atsisakyti savo superpowers, atsisakyti savo galios, kad jis galėtų susilieti, sakykime, su Dievu, kaip mes tai vadinam. Tai va tie superpowers dažnai yra dvasinio ego toks noras, turėti antgamtinės galias, tam, kad, pavyzdžiui, iš pradžių gal padėti, paskui pradedu matyti, kad padedu žmonėm tai sukurti ten savo kažkokį brendą, žinomumą. Bet ką norisi pasakyti, aš, kadangi gyvenu Balių saloje, kur čia kiekvienas žmogus yra Harry Potteris ir magas, ir juokiuosi, nes, iš tikrųjų, atrodo, kad čia, visi yra kažkokie su supergaliom. Aš matau, kad tai yra irgi kelionės dalis. Prisižaisti su tuom, ten pažaisti tai. O sielos naktis, tamsioji naktis, jinai visą laiką pas visus ateis. Kai viena iš stadijų dvasiniam kely, kai tos dainelės, kurias dainavau, jau pačioj nesaldžios, nes sukūriau dvasinį ego ir siela beldžiasi ir sako, kad ei, aš čia esu, tu čia užsižaidėjai į Harry Potterį, o aš noriu išsilaisvinti. Tai netgi mūsų kaip mokytojų, ten healerių, vedlių kely yra savo iššūkiai, yra savo pamokos. Ir vienas iš tokių ribojančių mano įsitikinimų buvo, aš ilgą laiką gyvenau ir galvoju, kad žmonės, jeigu jie praktikuoja jogą, o jeigu jie mokytojai, tai jie iš viso šventi. Iš viso šventi. Ir kodėl tai buvo ribojantis įsitikinimas man? Todėl, kad aš pati save įstačiau į dėžutę. Sukūriau savo dėžutę, kuri mane atvedė į dėžutę tokia, atrodė, nerūkyti, ne to, šito negalime, čia žema vibracija, vertinimai kitų žmonių, ateina mokytojų, pas mane buvo iš eilės atėję mokytojai, super, vesdavo jogą, bet jie visi turėjo kažkokių, tokių iš teorinės pusės blogų įpročių.
niekad nepamiršiu savo štangos jogos mokytojos Šri Lankoje, kuri po jogos klasės prie visų mokinių užsidėdavo kerzus, išimdavo žolę ir užrūkydavo. Ir man tai buvo absoliučiai buvo breakas viduj. Tiesiog aš atėjau vieną kartą pas ją į svečius ir tiesiai jos paklausiau, kaip tai, tų jogos mokytų, aštangos, kur ten tiek disciplinos, tiek švaros reikia, tiek pranos, kad atlikti visą tą seką. Ir tu rūkai, ir dar prie mokinių, kaip. Mano žinutė, tai mano sąmonė netilpo šitas įvaizdis jos. Ir po sekundės atėjo jos vaikas, atsisėdo jai ant kelių ir vaikas yra su Dauno sindromu. Ir jinai yra viena mama, jinai neturi vyro, čia išsiskyrė ir supratau, kad kažin ar aš būčiau jos vietos, neužrūkyčiau pati žulytės. Tai čia apie ką, apie kelionę aš kalbėjau, apie dvasinę kelionę, ego ribojančius įsitikinimus, kad mes irgi, vedliai mokytojai, turime savo iššūkius, savo pamokas, tai galbūt jie atrodo šiek tiek kitaip nei žmonės, kurie gyvena labiau tokiam vakarietiškam stiliuje, siekia kažko kito nei mes. Tai vat tiek biški prabėgau per kelias temas, kurios yra labai gilios, bet tikiuosi perdaviau pagrindinę idėją. Taip, aš visiškai pritariu ir man irgi tokių pačių smūgių yra buvę ir iki šiol vyksta vis skirtingose lygmenyse ir iš tikrųjų prieš kelias dienas irgi buvo artimoje aplinkoje, wow, ten smūgis su dvasiniu mokytoju, tai kuo daugiau mes turim tų kažkokių idėjų, kuo daugiau bus, ta prasme, kuo stipresnė idėja, tuo stipresnis dūžis bus viso to. Tai jo, tai aš tiek ir pasidalinau tuomet, nebeturiu ko pridurti, nes viskas, va taip greitai ką sudėjau, visur galima ten jau tokias dausas, į tokį gilį nerti kiekvienos temos, tai tiesiog bendra idėja, yra keli pagrindiniai įrankiai, juos atliekant, viskas patiems atsivers per patyrimą, nereikia tiek daug irgi žinių, geriausia, kad eina per patyrimą ir tada kažkur savaime atsiras ir aha, kur dabar rasti tas žinias, tiesiog vedimas. Nereikia visko tiesiog prisiskaityti knygų, ten teorijų, filosofuoti per daug ir panašiai, geriausia visą laiką savo patyrimas. Jo, ir tiesiog smagu, kad galima kas mėnesį praktikuoti navratri. Taip, tai man buvo naujienų, labai smagu, nes iš tikrųjų tas vyksta, mes per jaunatį išsivalom, išvalom erdvę, atsisėdam ir jau per kelias dienas sugalvojom, taip, apie ką bus mano mėnuo, ne kokią sėklą aš noriu pasodinti, tai tas jau lakšmė apsireiškimas. Ir gaunasi, kad per Sarasvatį, tai per tą trečiąją etapą, per tas kitas 3 dienas, tokia mūsų užduotis. Aš sakyčiau, padaryti reviziją, ant kiek mano tas noras yra, iš kur jis ateina, ne iš kokios intencijos. Prašyti Sarasvatį padėti išgryninti galbūt tą intenciją, tos savo tikslus ir norus ateinančią mėnesį.